Šį filmą mokyklai šokų pramoginius. Teatrą pas, kaip Hanos pavardė. Hana Šimulaitė. Šimulaitė, pas mūsų čia nesenai vadovė buvo irgi lankė Vilmą, netgi nuotrauka yra. Dirbo mokytoja pradinių klasių. Tai savo darbą irgi mylėjo labai. Taip, ir paveikslas mano vaikų dar yra, toks, čia 6 metų, čia 10 laidos. O dabar kokie pomėgiai yra, galima irgi papasakoti. Tai dabar ir naršymas telefone pomėgis yra. Naršymas ir knygos skaitimas. Skaitė, seniau pati skaitydavo. Jo. Dabar jau reikia paskaityti, mėgsta grožio procedūras. Čia iš tikrųjų taip, jos vaikystės draugė ateina, nudažo, pakerpa, aišku, paskui jau man išmaudyti reikia. Jau paskui mes lekiam į dušą ir prausėmės. Tai nesenai darėm plaukus dažym. Pati pradžia prasidėjo iš tikrųjų nuo gono skausmų, peties. Pradėjome ieškoti, nuo ko skauda. Perėjom visus daktarus ir papuolėm pas neurologą. Ir ten rado Parkinsono ligą. Koordinacija labai pradėjo silpnėti, iš tikrųjų išeidavau į lauką, jeigu plynas laukas jau nepaeidavau. Čia ir karantino metu labai, turbūt susilpnėja irgi buvo. Taip, karantinas, kai buvo, tai karantiną, jinai tada numirtų namuose, klubas susitraiškė, tada per karantiną būtent traumatologiniam gulėjo. Ir nuo to laiko turbūt ir nevaikščiojo. Tai dar buvom atsistoję, dar biškį. Ką žinau, kiek jinai gali pati, tai dabar kol kas labai minimaliai šiaip. Pati gali dar paskambinti telefonu. Telefonas paduotas, jeigu aš kartais būnu išėjęs, truputį, tai jinai skambina, tada pasakyti nieko nepasako, bet aš jau suprantu, kad man reikia grįžti jau. Nusirbėjęs tai reikalingas, pavyzdžiui, tarkim, mes rytais valomės dantis ir kad jinai neprarytų to, nes tada gali springti, tarkim, nes su irigatorium valom, kad ten eina vanduo, o šiaip prastai yra tirštinamas vanduo. Tai kad neužspringtų, tai tas išsirbėjęs labai gerai yra išsirpti tą visą perteklių. Ir šiaip turbūt, jeigu karkalų kažkokių... Buvo čia biškiai apsirgus, tada kai tarėmės, tai buvo apsirgus, tai tada irgi karkalai buvo, tai reikėtų nutraukti tą dalyką jau, nusirpti. Tai tada palengvėtų, jei jau kvėpavimas, jau tas kosulys toks biški švelnesnis atsirastų. O ta sofa tai labai gerai, pavyzdžiui, kai, tarkim, ar aš atvažiuoju, tai tada galima, miegoti šalia mamos, tai labai, dėl to reikalinga, kad būt šalia būtų, galima būtų. Oi, ten žinokit, labai man iš tikrųjų žmonės labai švelnus žmonės, labai geri žmonės dirba, aš galvoju. Hospise. Tau, jeigu kažko reikia, skambini. Jeigu nedasiskambini, atskambina visada. Jie gali daryti viską, atvažiuoti ir pabūti, ir pamaitinti, ir netgi išvežti lauką yra tokia galimybė, tai naudojamas pagal poreikį, realiai kiek, tikrai ir kiek reikia, tai tikrai tiek ir gaunam tos pagalbos. Žmonės ten, aš galvoju, susirinkę geri. Visiems norim padėkoti, kad jaučiam, kad rūpim, kad gaunam, kaip pasakyt, pagalbos kiek reikia ir netgi daugiau. Ir visiems ačiū.